Gerai, pamuš Paulių dabar, gerai, tegul duoda. Tikrai restoraną vertinam prastai. Gabrielė net paširdus, kad aš daviau neigiamą balą restoranui. Prie pat savininkų. Keliavom į Ganeš restoraną, tai norėjome išmatyti šiek tiek kitokių virtuvių, ne tik vietnamietiškų, ir šį kartą yra indų virtuvė. Ir pirmiausia, man ant stalo atnešė samosas, kurių kaina yra apie 3 eurus. Aš šiaip iš tiesų turiu Lietuvoje vieną mylimą labai vietą mažoji Himalaya indų restoraną, tai aš tikiuosi, kad Vietname irgi yra gerų indiškų restoranų. Kol kas žmonių šiaip realiai čia nėra, bet atsiliepimų daug buvo gerų, tai reikia laikyti nakščius į viršų ir ragauti. Šitą samosą turėtų būti su ėriena, kadangi užsisakėm dar tuo pačiu turėti atnešti tiką masalą su vištiena, tai norėsiu kažko kitko. Labai didelė ir sunki. Labai karšta. Labai dar karšta. Čia kas faina, kad labai tikrai nepagailėja mėsytės. Pabandysiu tuo pačiu atnešė ir padažiukus, tai nežinau, čia man tokį kaip žaliai kari primena, turėtų būti visai aštrus reikalas. Gal pagerės dar situaciją. Iš karto keičia skonį. Visai tinka prie šito. Pabandom raudonąjį. Nesitikėjau, galvoju, kad šitas duos tokio aštrumo, bet jis kaip tik yra saldus. Tai žalias tas karis labiau tinka prie šitą reikalą. Nu, Gabrielė ragauja, pažiūrėsim, ar jai patiks. Pirmą kartą samosa? Panu. Kažką gal šiek tiek sausoka. Jie, aišku, iš išorės tai turi sausą, nes jie yra frajinta, kaip čia brūzdinta. Jo, bet vis tiek, bet čia o viduje ta masė, tai tokia kaip tada bus. Ką atnešė mūsų tiką masalą ir garlic naan ir mūsų duonelė tai tokia kaip pica, ar ne? Geras, šiaip žiauriai skaniai atrodo. Čia yra cheese and garlic naanas. Gabrielė paragavo mūsų nano. Ir čia viduje yra net... Oi. Aš nesuprantu, su kuo dar čia yra. Taip skaniai. Labai skaniai? Dar kaip ir sūris viduje. Gali būt. Nu, yra cheese and garlic, tai... Ai, cheese and garlic. Jo, sūrio ir česnako. Geras. Skaniai? Šiaip sūris ne. Bet pati bandelė skaniai, ne? Nu jo, bet kažkaip tas sūris toks kažkoks man pabuvęs. Okay. Arba su specifiniu tokiu. Ką paragausiu, ir aš tiek duonelės, tiek tiką masalos, pirmą paragausim duonelę. Kaip jo, džiaugiu specifinis sūris, nes čia arba yra ožkos, jis nėra ar ten koks fermentuotas, ar ten mocarelos, ar kažkas, jis yra labiau kaip varškės sūris. Ir jau yra toks kaip biškai senas sūrio skonis. Gerai, bandom tiką masalą. Tiką masalą jau ir ta naan duonelė skanesnė yra. O pati tiką masalą turbūt bus dar skanesnė. Ja. Ką tiką masalą šitas restoranas moka daryti. Ok, tai pavalgėme, naan duonelių dar visai nemažai liko, nes iš tiesų tas ožkos sūris labai įtartinas ir man toks net priminė, kai senos mašytės namuose valgyčiau ir neaišku, kiek laiko laikė tą maistą, tai su Gabrieliu pagalvojom, kad neverta pabaigti iki galo, geriau palikti, kad neapsinuodyti. Pati tiką masala tikrai buvo gera,
O samosos tokios irgi šiaip savo, tai bendrai restoraną vertinam prastai. Gabrielė net paširbus, kad aš daviau neigiamą balą restoranui. Prie pat savininkų, už mane savininkai stovi. Kas blogiausia gali Gerai, būti? kad po Mus išvarys, maisto. mes dar net nesimokėjom. Gerai, kad po maisto, ne prieš maistą. Yes, we have. Thank you. Okay, thank you very much. Yes, may I have your name? Gabriele. One people, right? Yes, one. 11. At 11, yeah. Thank you. Hello, sir. Atvykome į spa. Važiavome mes čia apie 8 kilometrus nuo šitos vietos, bet pasidomėjau, kad čia labai gerai yra atsiliepimai, gerai labai vertinta vieta, tai labai įdomu kažką tokio autentiško pamatyti, nes kaip ir vakar mieste vaikščiojom Natrange, tai matėm, kad visur spas. Hello. Okay. Thank you very much. In English? It's okay. It's English. Oh, okay. Where do you come from? Lithuania. Okay. I give you another paper. It's okay? Okay. US paper. Dabar pagalvoju, kad aš esu Rusija, tai man atnešė rusišką tą kalbą, viską parašyta, nes reikės man užpildyti čia kažką. Ačiū. Thank you, ačiū. Tai ką pasakiau lietuviškai, ačiū. Gerai, ir pasižiūrėsiu. Dar ką noriu paminėti, kad dėl ko aš pasirinkau spa išbandyti, nes aišku, pirmas dalykas, tai man ir patinka tokie dalykai, bet kitas dalykas, kad čia būtent vakar vaikščiojant mieste, pamatėm, kad visur spa, ant kiekvieno kampo kviečia, siūlo ateiti kojų masažui, kūno visam masažui. Tai susidomėjau tikrai išbandyti čia, nes tikriausiai yra labai paklausu ir būtent šitoje pakrantėje. Tai pasižiūrėsime, kaip bus mano 2 valandų spa visas ritualas ir papasakosiu po to. Čia pildant instrukcija yra, kad jeigu nori stipresnio masažo, tai turiu vieną pirštą viršų iškelti. Jeigu silpniau, kad masažuotų 2 pirštus. Jeigu skauda, kai masažuoja, turiu parodyti 5. Jeigu karšta, 3 pirštus, jau jeigu per šalta, tai 4 pirštus. Įdomu šiaip, faina. Grįžom iš 2 valandų spa, buvom nuvykę 8 km nuo savo viešbučio į labai išgirtą spa centrą, kuris vadinasi Sen Spa. Tai buvo visiškai amazing, pats geriausias masažas ir spa ritualai, kuriuos esu turėjusi ir kuriuos esu išbandžiusi, tai čia vienareikšmiškai rekomenduoju nuvykus būtent į šitą vietą, į Natrangą, nukeliauti į ten. Kainos buvo sąlyginai lyginant su kitomis vietomis tikrai brangesnės, bet vis tiek, kaip pagalvojus, už 2 valandas už spa pilną ritualą sumokėti 27 eurus, tai yra tikrai labai nedaug ir kokybė buvo amazing, visa švara, tvarka, visas personalas, pačios procedūros, tiesiog tikrai vienareikšmiškai 10 balų. Ir kas buvo įdomu, tai kad aš būtent pasirinkau masažą, iš tikrųjų nelabai žinau kokį, tiesiog pasirinkau kaip tą tokią autentišką, būtent tos vietos Sen Spa Signature masažas, taip jis ir vadinosi, kaip ir pavadinimas pačio centro. Tai kas iš tiesų labai faina buvo, kad iš pradžių buvo ir kojoms vonelė, tada buvo tiek ir su paspaudimais, akupresūrinis masažas ir tempimo tam tikri pratimai. Buvo ganėtinai intensyvus, bet labai geras, labai gerai atpalaidauti, realiai tik po keletos valandų, po truputį pradedu atsigaudinėti. Tai padėjau ir šiltus akmenis, karšto imbiero, tokį užpilą, žolelių, kompresus akims ir pėdoms dar po to masažo metu. Žodžiu, buvo amazing, visiška rekomendacija, atsigavau, pailsėjau, žodžiu, žiauriai gerai dienelė prasidėjo ir pati aplinka, ji tokia
Pati aplinka buvo tokia visiškai autentiška, praėjom pro tokį žalią kiemelį, paukščiai čiulbėjo narveliuose, tada ir viduje toks visas autentiškumas, nebuvo kažkokio, kaip sakau, auksų, prabangos, bet kaip tik labai viskas taip žemiškai ir labai patiko man. Ką, bičiuliai, sveikinamės iš naujos maisto vietos. Šį kartą užsukom į vietnamiečių restoraną ir aš labai tikiuosi, kad ši patirtis bus geresnė negu vakar gautame indų restorane, kuris realiai buvo kol kas blogiausia patirtis, ką turėjau šioje kelionėje. Tai atvykus į šitą restoraną jau pasitiko labai graži aplinka ir jau visai buvo užkeltas hypas, kad turėtų būti geras restoranas, nes tuo labiau restorane, ką matėme, tai atrodo daugiau vietinių žmonių negu turistų. Tai jau irgi pakankamai geras ženklas. Ir ką, maistas atneštas, atrodo gerai. Buvo labai juokinga, kai mes laukėm, kol atneš patiekalus. Atėjo padavėjas, sako, dar 4 minutės. Ir paskui iš karto klausė, sako, ar jūs labai alkani esat, tokia išsigandus, kad mes dar turim palaukti keletą minučių. Ir jeigu mes dar alkani, tai iš vis čia, žinai, tai labai... Turėkit omeny, kad kai keliausite į tokias vietas, angliškai jie tikrai ne per geriausiai šneka, tai arba naudokit visada ir Google Translate kartu, kad padėtumėt jiem ir nebūtų tų nejokių situacijų, bet čia bent jau meniu buvo ir angliški užrašymai, ne tik vietnamiečių kalba, tai šiek tiek jau yra palengvinimas, kas bus. Ir ką, tai šiandien nusisakėme, pradėsiu nuo savo variantų, tai caramelized pork belly and fermented fish sauce turime, kurio kaina yra 4,40 €. Ir tada gal Gabrielė pratęstų. Aš užsisakiau vietnamietišką sriubą su kiauliena, krevetėmis ir daržovėmis, tada karamelizuotas krevetės ir noni juice sultis. Šiaip pirmą kartą... Noni, net nežinau, kas čia taip per vaisius, bet kažkokio žodžiu sultis noni. Šiaip pirmą kartą šitus gėrimus matome ir girdime ir googlinome, kaip kas atrodo. Tai čia nomi ar ne? Jo, nomi kažkaip taip. O šitas, aš net užsirašiau Dragon Tomaton Juice. Aš pradžiai galvojau, kad čia vos ne kaip šitas... Tas vaisius kaip yra? Dragon fruitas. Aš galvoju, kad su šitu, bet žiūriu, kad čia yra Dragon Meton, tai bus labai įdomu. Tų pačių vaisių neragavę, įdomu ir juos patikė kaip vaisius, ar tik tai naudoja kaip kokteiliam gėrimam. Bet maistai tikrai atrodo labai gerai, skaniai kvepia. Tai aš jau noriu ragaujam. Valgom. Bet tiek daug, čia vien tik tai žolės atrodo. Aš dar tokios žolingos, kad... Wow, okay. Nežinau, ar labai mane sužavėjo, kad tiek daug jų, bet tikiuosi kas jau tikrai sveikai valgys. Gerai, aš bandysiu. Nes labai įrankių dažniausiai būna tokiese restorane šaukštą ir tai šaukšto dažniausiai reikia užprašyti ir aišku pagaliukai. Tai kaip įdomu, kad pagaliukai visiškai tokios pačios tik viena pusė, tik kita. Tokia gera kiauliena iškarinizuota. Tokia turi visai nemažai riebaliuko. Viena pusė tartum labiau riebaliuko, kita mėsytės, bet labai skaniem. Nemažai šiaip aliejuko yra. Man tai tų žolių tai per daug kažkaip, tai realiai patys skystimą visai skanu. Valgyt, gerti. Daugiau mažiau jau pavalgėme. Tai mūsų verdiktas, kaip su restoranu, Gabrielė, gal padėk nuo tavęs. Buvo expectations didesni negu ką gavom iš tikrųjų, nes pati sriuba per daug žolių, bent jau man užsiprantu, aš kad pati užsisakiau su daržovėmis, bet užsisakiau su krevetėmis ir kiauliena, tai kiaulienos buvo, krevečių nebuvo. Bet paskui dar pasiaštrinau, šiek tiek tai jau skaniau buvo. Vis tiek tų žolių man buvo per daug. Pačios krevetės atsikrai karamelizuotos, kurias užsisakiau, tai
Šiaip skanios, tik tai žiauriai mažos. Tikrai tikėjausi kaip tik tokių didelių krevečių, paskui buvo toksai visiškas žaidimas. Nes ten tai pralūžta, tai, žodžiu, reikėjo ten labai daugiau knibinėjimuose, negu ten, žinai, paties to valgymo. Tai man tas nepatiko. Bet šiaip šitas gėrimas labai noni, kaip ten jis tas vadintų. Tai buvo žiauriai man įdomus, man tai skanus, gal realiai net skaniausias. Ok. Mano porkbelis pirmas ragautas, dar kaip matėt, mano reakcija buvo pakankamai, aš tikrai apsidžiaugiau, nes visai sultingas, mėsytė skaniai ištroškinta, viskas kaip ir gerai, bet vėliau valgyt matosi, kad tikrai daug to riebalo apačioje ir mėsytė ir riebus tas padažas ir jau vėliau nebe taip tapo skanu. Sriubytė, kurią paragavau, tai man nepriminė kaip kokią, žinot, senelė gamino rūgštynių ar kažką, kur tiesiog lapus sudeda su sultiniu ir realiai per daug to skonio, tų žolių skonis realiai tampa yra. Tai ne kažką, o krevetės, vienas dalykas, aišku, visas rankos karamelizuotas tampa mažiausias krevetės, kokias esu matęs. Su jom, aš pradžių galvoju, gal galima su visų lukštu valgyti, bet panašu, kad nėra labai skanus tas lukštas ir nėra jis taip sukepintas. Tai labai didelis žaidimas, mėsytės beveik jo nėra, tas karamelizavimas tik tai skanus, geras, o gėrimai įdomus šiaip, bet irgi pirmi gurkšniai, sakyčiau, apskritai visas maistas turbūt, jeigu tik tai paragaut, viskas būtų ok, bet pavalgyt man ne. Tai nomi gėrimas, man net toks jausmas buvo, kad biškai kaip prarūgęs ir aš nesu tikras, ar čia jo ir turi būti toks skonis, ar jis iš tiesų pagavė. Tai gal biškai prarūgęs sudėks. O tas Drakon, aš jau ten neištursi galvą, gėrimas artimesnis, jis tik tai labai saldus, ar nežinau, ar jis užsaldintas taip stipriai, ar pačios, nežinau, čia tas vaisius yra saldus, tai kaip ir patiko, to labiau, kad aš šitoj porkbelį gavau tokį labai aštrų pipiriuką, kol kas aštriausia apskritai, ką valgiau Vietname, tai reikėjo kažkaip ieškoti būdų, tai visą išgėriau be kokteiliuką, palikau, tai biškai nusivylus, sako, kad ir ten vandens skonis. Aš sakau, kad taip ir turėjo. Ištirpusis ledukas palikai. Bet taip jau buvo. Tai verdiktas toks restoranas, kad aplinka labai graži ir visai platus meniu, tai gali būti, kad jūs ir įsirinksit gerą. Gal nepataikėm? Mes greičiausiai turbūt tiesiog nepataikėm. Tai tiek. Bet pabandėm. Pabandėm. Po pietų einant mes matėm pilną masažo salonų vietų ir mus kvietėsi. Jau čia ne pirmą kartą taip yra, bet dabar sugalvojom, kad nueisim į kojų masažo. I took myself only 1 hour. 30 minutes maybe you have. Okay, chị. We need to live here? Please. 2 người hay 1 người? 2 người. 2 people? Yes. 2 người. Come in. No. Okay, thank you. Yes. Service down. Turėsim 30 minučių kojų masažą dviems. Čia prikolas, nes matau daug kitų žmonių irgi čia padų masažuoja, tai visiškai nuo gatvės atėjom į šitą vietelę. Reikia įsitaisyti ir žiūrėsim, kas čia bus. Įdomi irgi patirtis. Ir atnešė mums žolelių arbatos kažkokios. Kaip masažiukas? Labai gerai. Toks stiprus, bet geras. Labai skani arbatytė. Masažo komentarai masažo metu. Labai gerai. Labai gerai. Aš tai užmėsiu, atrodo. Aš tai... Prikolas visai iš tikrųjų. Taip einant, nueiti ir masažą pasidaryti. Aš tai nemeluosiu, nesu pratęs ir kažkaip nėra lengva atsipalaiduoti kažkaip ten. Aš pats nesu labai didelis masažo mėgėjas. Aišku, turbūt kojytės džiaugsis vėliau, bet toks biškai šiuo metu tai toks... Įtampėlė, ne? Jo, toks stresinis tas masažavimas.
Aš matau, kad jie čia visai gerai varo, tikrai turi savo. Tas, kaip pasakyti, technikas geras. Kol kas. Dabar ir pusę laiko jau praėjo, aš 30 minučių. Tai gali po 15 kokią, tai jau tuoj Labai baigti. faina tikrai, va, kad arbatėlė yra ir tas dar šalia, matom, imbieras, ne? Imbieras, džiovintas. Galima pavalgyti, man visur faina tikrai pavalgyti. Ką už tą pramogą mums kainuoja nepilnai 4 eurų žmogui. Kaip ir tikrai nėra daug, jeigu Lietuvos kaina, tai apskritai turbūt, tokia minimum, turbūt gal 30 eurų, gal 20, gal taip. Gal priklausomai kur, bet šiaip tai jo. Bet dabar galvoju, kojų masažas šiaip bendrai spa yra kaip atskiras. Manau, taip, žinoma. Tai va, tai jeigu būsit Vietname, nors Tailandas kaip ir panašu garsėja savo masažais, bet Vietname taip pat galite Bet ir čia labai lygiai masažas padaryti. Ir Natrangos turbūt ir šiaip visai tas, turbūt kur gausiau yra, ne? Nes čia pirma vieta, kur mes ir matėm, taip dėl to mes čia ir susiviliojom, nes... Štai beveik gatvelė, kur esam visiškai realiai masažų Taip. gatvelė ir nenustebkit, kad praėjęs ten visi siūlys. Ateikit čia, čia geriausi masažai. Tai... Bet čia per visur pilna žmonių pakankamai. Plojimai. Visi eina. Plojimai. Gerai, pamuš paulių dabar, gerai, tegul duoda. Saugas. Tai be kojo masažą daro. Pasiūlė ir pečių masažą. Čia turėjo būti included, Gabrielė? Nemanau. Bet kai pasiūlė, neišėjo ir atsisakyti. Tai bus visokių masažų. Tave pečiuose ir yra, ne? Sakai, pamenu, didžiausiai įtampa. Nors ir kojose, ne? Taip, gerai. Okay. Okay, amazing. Thank you very much. Oh, God, thank you. Va toks mūsų masažiukas. Aš dar atsigersiu žolelių arbatos. Šiaip nice, blema, kai už Žiauriai 4 gerai buvo. eurus, tai čia kosmosėlis, ką gauna. Ai, nes aš dar biškai turiu visą laiką atsigal po masažą, tai neturiu ką pasakyti. Bet čia buvo žiauriai gerai. Išbandykit, žodžiu.